Dar atvažiavom. Kita stotelė – stebuklų šalelė. Važiuoju su tavim po Lietuvą visą ratu. O mes kur nors sustosim? Sustosim pas jūs visus, tai mums pasisekė. Ir šitą sužinosim apie Šiaulius. Šiaulius, Telšius. Brolėlį. Jau eina minus turi. Tai jau taip. Arnoldai, jeigu padėtum man atrodo, nuridentume. Mielas gyvenime patyręs žmogau. Kas per kraštas yra Telšiai? Šiaip jau žmonės prieš atvažiuodam pasidom. Koksai lietuviškas žodis jums yra gražiausias? Žodis saulė. Saulė. Aha. Sakyčiau, vienintelis žodis, kuris stipriausiai, kuris stebuklą, tai yra myliu. Aš laukiu tavęs. Iki. Stebuklingas žodis, aš laukiu tavęs. Turėtų tikti. Kaip organiškai atrodo. Išvis nesu. Ta prasme, išvis nesu. Nereikia negatyvo man. Taip, noriu palinkėti visiems draugam, kurie liko Amerikoje ir visiems draugam, kurie liko Anglijoje. Kad jeigu yra galimybės, prašom grįžti ir čia labai viskas puiku. Noriu perduoti savo kolegijai Megiai, su kuria dabar jau teko įsiskirti. Bet tu žiūrėk, laikykis tu ten, be manęs. O koks jums tradiciškiausias kalėdų patiekalas, pavyzdžiui, stalo? Antis arba kalakūtas. Antis arba kalakut. Visada nuostabaus ryšio su draugais ir artimaisiais. Arnoldas. Dar vis rytas, o mes jau Marijampolėje, kaip tavo miestas? Gražus miestas, tik tai šalčiausias, nežinau, visur buvo apie 0 laipsnių, o Marijampolėje minus 36 laipsniai yra. Čia mano smegenų vidus šiuo metu. Kažkur tai. 6 valandos 13 minučių, Alytus. Druskininkų naktis. Ar jūs tikrai žinote? Ką? Mokiausi, laukiu. Ką? O jūs žinot, kad mes į Dovanam keliaujam jau? Žinot? Tai jūsų istorijų sekam. Rimtai? Taip. O žinot, kad jau padėjom? Ne, juokauju. Juokauju, tikrai, dar nepadėjom. Įrodymas, kad visi žmonės galvoja panašiai. Galvojau, paragausiu žaisliuko, bet matau, kad jau kažkas bandė kas čia. Žodis toks apintas į gražus. Tai apintas ir vėl. Stasys Povilaitis naudojo tokį dainą. Švieski man vėl. Žemaitiška būtų. Žibink man apintas. Norėjai, ko nors įdomi. Kas geriau vaizduoja Arnoldą? Ar Arnoldas, ar aš? Tavyje trūksta to tokio pasitikėjimo vidinio, suprantate? Lukai, jau paslėpė dovaną? Metas išvažiuoti. Aš visiems linku ramybės. Svarbiausia iš tikrųjų supratėjimai ramybės. Ji bus labai gera visiems. Mes kalbam skirtingais akcentais, tariam skirtingai, dauna ir duona. Kartais kalbam su vienokia tartim, kartais dainingiau, kartais mažiau. Atrodo, kad skirtingi, tačiau iš tikrųjų, ką mes pamatėm, kad visi yra pakankamai tokie patys. Mes lietuviai turim tas pačias tradicijas, kur bebūtumėm. Mes dalinom dovanų, uždavėm klausimų, bet žmonės ir mum atgal turėjo gražių žodžių, pagyrė, reklamas pagyrė, sakė, kad patinka šypsena. Tai labai gražus tokie mainai. Būkit laimingi, mylėkit vieni kitus. Negailėkit gražių žodžių vieni. Džiaukitės vieni kitais, nepykite, užmirškite pykti, gražinkite atgal džiaugsmą. Ir turite tą džiaugsmą, faktas, mes matome. Ir būkite sveiki. Būkite sveiki. Ir laimingi. Pakartojam tai, ką išgirdom iš visų žmonių. Taip.